artėja protestas dėl nekilnojamo turto mokesčio. Kaip vertinate tai ir tą faktą, kad dalis valdančiųjų sako, žada dalyvausiantis tame pikete? Na tai sunku įsivaizduoti, kad dalyvaujant valdančiojoje koalicijoje, aš suprantu, kad politinė partija ir dalyvauja šitose mokesčių pakeitimo pasiūlymuose arba jų formulavime. Tai vienu metu ir kurti, ir oponuoti tam, ką kuri, yra ganėtinai nelogiškas dalykas. Aš suprantu, kad yra nesutarimo arba galbūt nuomonės išsiskiria dėl vadinamojo grindų, neapmokestinamo turto grindų taikymui. Aš visada pasisakiau už tai, kad šitas neapmokestinamo turto grindų rodiklis būtų taikomas. Paskutinio susitikimo su premjeru metu išsakiau ir lūkestį, kad tai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 50 000 eurų. Galbūt tai galėtų būti ir didesnė suma, nes principas turi būti labai paprastas ir jis turi būti socialinis. Tie, kurie turi mažesnės pajamas ir mažesnį turtą, turėtų mokėti mažiau negu tie, kurie to turto turi daug ir tikrai yra pajėgus už tą turtą susimokėti. Tai nesinorėtų, kad šitas mokestis, nors savaime jis yra skaldantis visuomenę, kad jis vis dėlto sukeltų tokį neigiamą rezonansą, nes visuomenės išsiskaidimo ir tokio, sakyčiau, destabilizavimo mums mažiausiai reikia šitoje konkrečioje geopolitinėje situacijoje.